Labas, labas. Pirmą kartą sveikinuos 2024 su jumis. Laiks grįžti darbus, užteks atostogauti, užteks tinginiauti. Nelabai tinginiau, iš tikrųjų. Buvau atostogose, taip, turėjom šventes išvykę, naujus metus šventėm namie su šeima ir draugais, tai buvo smagus laikas iš tikrųjų. Nors per tą laiką nemažai bendravau ir su jumis. Gaila, kad ne visas temos buvo labai smagias, ne? Bet tokia jau ta mano darbo dalis ir nieko čia aš nepadarysiu. Bet metai prasidėjo su dėja 3 mirties kleimais, 2 lūžiai ir 1 ligonpinigiai vaikam, nes ligoniniai pragulėjo gan ilgai, kelias savaitės. Tai sudėtingi procesai iš tikrųjų nuo pat metų pradžios, bet viskas darosi ir pasidaro ir sutvarkysim dokumentus, viskas, ką aš galiu iš savo pusės padaryti, tai bus padaryta, daroma, bet norėtos tiesiog šeimai artimiesiam palinkėti stiprybės, palinkėti ramybės. Ir tiesiog tokis tas gyvenimas ir nieko čia mes labai pakeisti nelabai galim. Liūdna ta tokia pradžia iš tikrųjų, bet nuo to aš niekur nepabėgsiu ir tai yra darbo dalis. Ne? Bet kokiu atveju yra kita dalis, ten, kur aš sustinku su jumis, kur kalbamės ir kalbamės kartais tikrai smagiom temom. Ir džiaugiuosi dėl to. Ir šiandien jau nuo pačio ryto prasidėjo darbeliai pilnu tempu, jau susitikimai įvykę. Turiu dabar pertraukėlę 15 minučių, padarau įrašą ir lėkiu į Peterborą. Ten keli susitikimai ir vakare vėl online. Taip kad nestabdom ir lėkiam į priekį, o kas belieka, ne? O kas belieka. Tai va, tai grįžtu atgal į darbus visiems, ką manęs reikės čia. Šiandien jau praleidau krūvą skambučių, nes tiesiog fiziškai neturiu kaip atsiliepti, nes turėjau susitikimus ir matau, kad per 15 minučių dabar tik spėjau padaryti įrašą ir važiuojant kely bandysiu paskambinti bent jau keliem praleistiems skambučiam. Jeigu ne, tai vakare bandysiu dar praskambinti. Bet kokiu atveju, jeigu aš neatsiliepiu, jeigu neatrašau tą pačią dieną, tai neperskambinu tą pačią dieną, tai būtinai parašykit man žinutę dar kartą, paskambinkit dar kartą, į telefoną parašykit žinutę, nes tiesiog būnant susitikime, kalbant su klientais, aš neatsiliepiu į telefoną ir taip gaunas, kad aš praleidžiu iš tikrųjų nemažai. Bet stengiuosi jau sugaudyti tuos praleistus, bet ne visą laiką man išeina. Taip kad rašykit, skambinkit dar kartą. Ne? Kas liečia šių metų darbus, tai viskas lieka tas pats. Aš toliau dirbu su visais Anglijos draudimais. Turiu kompanijų palyginimui labai daug. Kaina nesikeičia pas mane vis tiek lieka ta pati mažiausia kaina, tai kad yra tiesioginė kaina tuoj pat su draudimu, be jokių antkainių. Ir čia yra didžiulis pliusas lyginant su kitom kompanijom, su kitais brokeriais dirbančiais kitų brokerių kompanijose, nes tikrai nemaža dalis yra su antkainiais, ne? Tai palygint kainas visą laiką verta ir neskubėkit priimti iš karto sprendimą. Ne? Mano visi klientai, ne visi, tie, kurie moka daugiau nei 25 svarai per mėnesį už savo draudimus, tai tie klientai gauna prisijungimą į lojalumo sistemą, leidžiančią sutaupyti apsiperkant ir pramogaujant. Tai išskirtinis tokis reikalas mano klientams, ne? Mažai kur jūs tą dalyką turėsit. Aš žinau, kad kai kurios darbovietės turi kažkokias tai irgi lojalumo sistemos, tai tada būn, kad žmonės jau turi. Bet pažiūrėjau praeitų metų vidurkį savo, tai yra apie 80 svarų sutaupins pas mane per mėnesį mano šeimoje, pas mane 4 asmenys. Ne? Tai 80 svarų iš tikrųjų nėra prasti pinigai. Ir
žiūrint kokius draudimus turim, tai dalį jų arba net pilnai gali padengti draudimų įmokas. Tai verta apie tai žinot, verta tai naudoti. Taip. Kas dar? Važiuoju į susitikimus, darau online susitikimus, taip kad įvairūs variantai galimi, nesvarbu, kur jūs gyvenat. Vakar kalbėjau su Škotijoje gyvenančiais klientais, tai visiškai tie kilometrai, mylios ne riba, tai galim kalbėtis iš visur ir visaip, tai online pilnai. Daugiau mažiau valandas dviejų aplinkui spindulio aš važiuoju pas klientus, nes tikrai labai smagu susitikti gyvai, akis į akį, ne, tai visai kitoks pokalbis ir tikrai smagu susipažinti. Tai visą laiką šnekam, kur jūs randatės ir tada nusprendžiam, aš galiu atvažiuoti, negaliu, ar patogiau online, ne. Bet kokiu atveju visus dokumentus jūs gaunat paštu, jeigu norit, galit gauti tik tais elektroniniu paštu, kaip pasirenkate, ne. Taip, kad viską galim čia šitoj vietoj suderinti. Ne. Kas dar, daugiau nelabai ką. Šiais metais iš tikrųjų labai stipriai fokusuosiuos į komandos didinimą, nes tikrai yra nemaža dalis žmonių, kurie nori susitikti gyvai, ne, ir man atvažiuoti, kad ir tą patį vakar, kaip kalbėjau, ne iš Škotijos žmonėm, atvažiuoti iš Škotiją, nerealu iš tikrųjų ir tikrai sudėtingi būtų procesai, tai ieškosiu, platinsiu komandą tam, kad tų žmonių lietuvių būtų kuo daugiau. Nors dirbančių lietuvių yra daugiau, bet jie dirba tose kompanijose, kurios turi antkainį. Jie dirba tose kompanijose, kur yra labai mažutis sąrašas draudimų, su kuriais jie gali dirbti, ne? Ir tada laviruoji tarp jų, kur iš tikrųjų turint pilną paketą, pilną sistemą draudimų, tu gali lyginti ir palyginti daug skirtingų variantų, tai yra tik tais didesnis pliusas klientams. Tai plėsiu savo komandą, tam, kad kuo daugiau lietuvių, kuo daugiau mano esamų klientų, sakykime, pažįstami draugai ir jų ratai galėtų turėti prieinamą, lengvą susitikimą su konsultantu ir tas konsultantas turėtų geriausią kainą, turėtų didžiausią pasiūlymų paketą, o ne labai limituotą ir su antkainiais. Ne? Tai bandysim planus dėlioti taip, kad kuo greičiau visą tai išsiplėstų ir kuo greičiau visą tai augtų, ne? Kad kuo daugiau lietuvių ir ne tik lietuvių būtų pasiekta tikrai aukštos, geros kokybės paslaugom ir jūs tą priėjimą turėtumėt. Ne? Kas dar? Nieko. Bandysiu daryti kuo daugiau įrašų. Kiek jų man pavyks padaryti, nežinau. Šiais metais neužsibrėžiau jokių tikslų dar po kol kas šitam reikalui, nes žinau, kad fiziškai tiesiog apriepti labai daug dalykų tikrai taip nepavyks ir tada nukenč kažkur kažkas. Tai kiek jau išeis, tiek padarysiu video, stengsiuos kuo daugiau tos informacijos pasidalinti, kaip kas vyksta, kokios naujovės ir panašiai. Nuo sausio taip iš tikrųjų bus tų naujovių daug, nes labai dažnai draudimai atnaujint tam tikras informacijas nuo sausio, arba gruodžio galas jau buvo atnaujintas kai kurie dalykai, Royal London išleido naujų dalykų, kurie verti tikrai dėmesio iš tikrųjų. Tai apie visą tai pakalbėsiu eigoj, einant laikui. Ir apšnekėsim, bandysiu informuoti kiek įmanoma daugiau online. Nors apie viską šnekam susitikimuose su klientais. Taip kad, jeigu manęs reikia, aš čia telefoną įrašysiu į komentarus dar kartą, savo elektroninį savo galiu parašyti, jeigu kažką domin darbas. Pas mus Tavistock Protect, pakeitėm pavadinimą, vis maišau. Tavistock Protect darbas, kuris nelimituoja jūsų galimybių, tai susisiekit. Tie, kurie turi patirties draudimų srityje, nuostabu, jums priėjimas tikrai daug lengvesnis pats įsidarbinims. Tie, kurie patirties neturit draudimų srityje, bet norėtume dirbti,
Taip pat parašykit man ir galėsim apšnekėti, kaip visa tai vyksta, bet yra galimybės mokytis ir jeigu tik tai noras yra didžiulis, tada galėsim apšnekėti apie galimybę prisijungti ir keisti jūsų profilį, jeigu kažką kitą dabar dirbat. Tai va. Naujienų tokių, 10 minučių prašnekėjau ir nežinau, apie ką prašnekėjau, bet kokiu atveju norėjau pasisveikinti 2024, labas, sveiki ir kimbam į darbus. Iki.